Geri bičiai esat, žinai. Tada kitą video atsiuntė, jau matėsi, kad aš sakiau pasikvieskite jos geri bičiai, žinai. Aš manau, kad agentūra yra visai neblogai, nes yra gerokai easier steps pradėti. Aš dabar jūsų vietoj viską eičiau ir daryčiau AI base. Tai realiai ten 100 PMK tiketą. Tu gali investuoti, jeigu turėsit mintį į ką. Taip, tau nepasigirdo. Gavom investicinį pasiūlymą iš Tado Burgailos, kuriame tiesiog buvo norima investuoti į mūsų veiklą ir į jos plėtrą. Nedalyvavom lietuviškose rykliuose, bet iki to maždaug vedė metai laiko. O viskas prasidėjo nuo čia. Todėl įsitaisyk patogiai ir važiuojam. Tai viskas prasidėjo prieš metus laiko, kai čia įsirengiau studiją, būtent filmavimam ir fotosesijoms. Už poros mėnesių nuo studijos įkūrimo su partneriu atidarėm agentūrą. Ir šitos patalpos galiausiai tapo ofisu, kur vienu momentu jau net ir 5 dirbdavo. Ir dirbant su jaunai žmonėm yra tas dalykas, kad biški labiau taip paleidi vadeles ir labai daug team building. Labai per daug. Nu gerai, nėra taip, kad tik tai šventi, pramogavai, bet galiausiai, kai dirbi, tai dirbi. Help yourself well, one-legged Joe, jumping around on his sore toe. Throw away his crutches. Nežiūrėkit daugiau tas nuotraukas, viskas čia labai gerai. Blet, bet Karolis... Ir taip susiklostė, kad mūsų agentūros pats pirmas projektas buvo toks, kuriuo patys ir džiaugiamės ir nebuvo gėda parodyti. Patekau į avariją. Tai nieko čia tau nėra. Nereikia šitų popierių. Tikrai nereikia. Pildom internetu. Draudimoįvykiai.lt – vienintelė oficiali eismo įvykio deklaravimo platforma. Ir pats apturėjau pirmą patirtį, kur reklamoje turėjau įrašyti savo balsą. Aišku, nesu pats didžiausias fanas girdėti savo balsą įrašę, bet galiausiai, kai tos reklamos pradėjo važiuoti, neslėpsiu to džiaugsmo, kad įsijungus socialinės medijas nenori išgirsti savo balsą ir smagu, didžiuoja savo darbą. Kol tai nėra 67 kartas, kai tau išmeto tą reklamą ir... Jo, tai agentūra važiavosi puikiai iš principo, pradėjom leisti dar geriau laiką ir galiausiai pradėjom galvoti, reikia savo turinį daryti. Ir taip gimė miminis video LinkedInui, kuris atvėrė mums labai daug durų. Prieš parodant tą video biškį duosiu konteksto, nes žinau, kad ne visi naudojasi LinkedInu. Čia tokia platforma skirta, sunku pasakyti, tai LinkedIn yra visokių žmonių, kurie postina, vieni postina labai profesiškai, kai kurie labiau juokingai ir mes, būdami jauni, norėjom padaryti kažkokį mymą. Tai užmatėm tokio faino bičio postą apie AI, apie kapus, apie papus ir parodiją apie šių dienų startuolių kultūrą, kai su AI tu sukuri startuolį, jisai miršta, vėl sukuri, vėl miršta ir tiesiog visi yra founderiai dabar, visi yra įkūrėjai, CEO, CMO, CFO. Jeigu nori su kontekstu susipažinti plačiau pats, susistabdyk šitą video ir, perskaityk šitą litaniją. O dabar prie paties video. Hei vyrai, ar ir jūs susidurite su nesibaigiančiomis raudomis prie uošvienės kapo? Pripažinkime. Kapose niekas nenori ilgai užsibūti. Nebent pats po grabo lenta. Pristatome jums dar niekur neregėtą inovaciją – Soon-to-be unicorną, dėl kurios jūs, vyrai, patys veršitės uždegti žvakutę ant kapų. Kapų formos papai, papų formos kapai, kapai papai, papai kapai, vietoj kapų papai. Dar vakar įkūrėjas mus vertino net 5 vintedais, taigi augimas ir inovacijos garantuoti. Mes sukūrėme techninį sprendimą, kaip padaryti, kad pabuvus ant kapų, tu išeitum 20% laimingesnis negu atėjai. Kaip ir kiekvienas startuolis, mes tikime subscription modeliu. Taip pat, kapai papai naujiena. Platinum Extra Sigma Alpha Omega Plus Giga Mega narystė, kuri jums leis pilnai mėgautis kapinių malonumais. Kadangi mūsų pagrindinis investuotojas atsisakė duoti interviu, mūsų naujausias partneris AI Lopetai sugeneravo, ką maždaug galėjo pasakyti investuotojas. Labai tikiu startuolio ateitimi ir jaučiuosi pagerbtas, kad įkūrėjas kreipėsi tiesiogiai į mane pagalbos. Na, o kas liečia pinigus, tai dar reikės poros dienų surinkti pilnai sumai. Ateini į kapus, matai papus. Arba, kaip aš mėgstu sakyti, iškeis kapavietę į papavietę. Kapai papai jau Lietuvoje.
šnekėjau Lietuvoje. Eik tu nors. Jo, po metų žiūrint pačiam tą video, biški gal kitaip žiūrisi jisai, bet ką šitas video padarė, tai atkreipė dėmesį. Nes matot, LinkedIn'e niekas nepaustina video, o jeigu ir paustina, nu tai jie... Plema, kaip pasakyti, kad hujovi, nepasakant žodžio hujovi. Tai susilaukia kažkiek dėmesio, bet svarbiausia atkreipė dėmesį ryklių. O jeigu tiksliau, žinomiausio ryklio. Ir nuo to prasidėjo bendradarbiavimas su Kilo Health. Tai po tokios kampanijos didžiulės sėkmės pradėjo ir kristi užsakymai, ir atsirado daugiau klientų, darbų yra, veikt ką yra, ir mūsų patalpose pasidarė ankštoka. Todėl savo 30 kvadratų ofisą, studiją, chatą, svetainę, erdvę papildėme 89 kvadratais nuostabiausio įrengimo interjero patalpom iš sovietmečio. Jo, tai užsivertus kalnų darbų, kai jau nelabai spėjai, mums atrodė gera idėja pradėti įsirenginėti naujas patalpas. Ir įsirenginėti patiems, turiu omeny. Mes nebuvo, kad turėjom labai daug šaibų, kad kažkam sumokėt, kad įrengtų. Tai kaip ir prie šitų patalpų, taip ir tenais atsiraitojau rankovės ir kibau į darbus. Nu gerai, biški ir kolegos prisidėjo, tai negaliu sakyti, kad vienas viską padariau. Ir po 3 mėnesio lengvo remonto ir baldų surinkimo patalpos pagaliau baigtos. Einam parodysiu, kaip čia viskas atrodo. Vaikščioti vienam miške, nes ant medžių tie lapai auga tarsi valiuta, iš samanų kilimai ir prabangi tyla, kempinės ant kamienų, jaučiuosi kaip Kempinskije, kai atsirandu miške, Rolexo visur žalia, o miško paklotėje, kaip šilko patalinėje, miškas yra VIP, bet miškų būt negali, bet gali būti miške, šlamančių apsupti ją. Tai užbaigus ofisą ir darbam įsibėgėjus, turėjome filmavimą, kuriame ėmėm interviu iš Tado Burgailos, po kurio įsibėgėjo pokalbis apie tą pradžioje minėtą investiciją. Tai čia visai galėtume pagalvoti. Ir čia galim greit uždaryti. Tai dabar apie pačią investiciją. Pats Tado pasiūlymas ir investicija nebūtų į mūsų konkrečiai teikiamą paslaugą, o labiau kaip į mūsų jaunus kūrėjus, verslininkus. Ir būtent apie šitą idėją ir sukasi Burgailos projektas Lost Astronaut, kur investicija yra atliekama ne tiek kiek į pačią idėją ar verslą, o į žmogų, kur yra iš anksto ieškomas potencialas jaunuose žmonėse būti versliems ir kūrybiškiams. Ir greičiausiai mes papuolėm į tą kategoriją. O dėl paties pasiūlymo jo atsisakėm. O atsisakėm ne dėl to, kad tas pasiūlymas kažkoks blogas ar panašiai, bet gal labiau nebuvom patys pasiruošę ir labiau norėjom viską padaryti, savo jėgom. Tai va tokia ta 150 000 istorija ir visas tas glaustai parodytas kelias, ko reikėjo, kad iki to daryti. Ar kad atsisakiau pasiūlymo gailiuos, būna visokių minčių, bet viskam yra priežastis. I am once again asking for your financial support. Ir priedo to, neilgai trukus po pasiūlymo ir jo atsisakymo, Salmon Agency komanda išsiskirstė. Veiklą kaip vykdžiau, taip ir vykdau toliau, bet likau vienas. Visi išsiskirimai turi ir savų pliusų, ir savų minusų. Vienintelė galbūt dilema, su kuria susiduriu, tai aš turiu bele kiek dabar patalpų, kurių man iš principo vienam nereikia. Tai jeigu koks kūrybininkas ar freelanceris norėtų prisijungti prie šitos kūrybiškos aplinkos, manau, rasčiau kampelio prisiglaus. Tai jeigu tai esi tu, parašyk,